Labą dieną, sveiki prisijungę prie kvalifikacijos kėlimo kurso architektams, smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos organizuojamų. Šiandienos seminaras truks 2 valandas, bus 2 pranešėjai. Tai pirmasis bus Martinas iš Veiner ir antrasis bus Egidijus iš Veliukso. Matau, Martinas jau dalinasi skaidrėm. Taip, dar porą trumpos informacijos. Kaip visada galima bus užduoti klausimų pranešėjams tiek per mikrofoną, tiek per susirašinėjimą. Atsakymo laikas galbūt seminaro pabaigoje, pranešimo pabaigoje. Ir seminaro pabaigoje pasidalinsiu apklausos formos nuorodą. Ją užpildę savaitės bėgyje gausite kursų išklausymo pažymėjimus. Taip, matome jau Martino skaidrės. Martinai, tu pasiruošęs, galim pradėti? Taip, labą dieną, galime pradėti. Tai aš esu Martinas iš įmonės Vainer pardavėjas, atsakingas už pardavimus Lietuvoje. Taigi, šios dienos mūsų tema yra, kodėl nenori persijungti man? Turbūt gali. Yra triukšmo suvaldymas, integracinis sprendimai ir mikroklimatas. Mes kodėl visą laiką akcentuojame šitą temą, nes šios temos svarba yra artima ir daug greičiau, negu mes įsivaizduojame reiškia, temos svarba. Nes dėl vis labiau urbanizuoto pasaulio žmonių poreikis didėja geresniam gyvenimo ir darbo komfortui. Tai mes akcentuojame, kad tvarios medžiagos ir inovatyvūs akustiniai sprendimai padeda pasiekti ne tik ekologiškų, bet ir sveikesnių pastatų standartus. Nes Vainer įmonė labiausiai ir akcentuojame, kad mūsų produktai, medžiagos statybinės ar taip akustinės medžiagos skirtos yra natūralios ir jos skirtos būtent pagerinti gyvenimo kokybėje. Kiek laiko praleidžiame biure ir namuose, esminis klausimas, nes pagal visą statistiką 90% mūsų gyvenimo laiko mes praleidžiame uždarose patalpose. Tik 10% viskas mūsų gyvenimas laukuose, kitose vietose. Taigi, statistiškai laiko praleidimas biure ir namuose labai priklauso nuo darbo pobūdžio, gyvenimo būdo bei regiono ir dabar, kai viskas modernėja, tie patys nuotoliniai, kad ir mokymai ir tie patys atsiranda nuotolinis darbas. Todėl šiuo atveju mes turėtume išskirti į dvi dalis, tai yra laikas biure ir laikas namuose. Tradicinės modelis darbo valandų yra 8 darbo valandos per dieną. 5 dienas per savaitę, tai atitinkamai, aišku, 40 valandų per savaitę gaunasi ta darbo valanda. Tačiau vėl reikėtų atsižvelgti į tai, kad kad tai viskas vėlgi progresuojasi ir dabar vėl iš naujo yra atliekami tyrimai, tai kiek realiai žmogus praleidžia to laiko. Kaip matote, biure nuo 1800 iki 2000 valandų per metus praleidžia žmogus biure. Bet tai reikia atsižvelgti į atostogas, į tam tikras šventes ir kitus kaip laisvadienį ir taip toliau. Tai reikštų, kad žmonės turi to hibridinio darbo ir nuotolinio darbo modelį, kurie tapo populiaresni po pandemijos, sumažinimo laiką praleidžiame biure. Kai kurie žmonės dirba kelias dienas per savaitę iš namų iš viso. Tai vėlgi, tai čia sakau, kaip ir norėjau pasakyti, kad tai yra statistiškai mes skiriamės. O namuose, kas man buvo nuostabu, suaugęs žmogus vidutiniškai mes miegame, reiškia, 7-8 valandas, nors pagal save aš nepasakyčiau, man 6 valandų užtenka. Tai vėlgi čia yra individualiai. Tai
atsižvelgiant į tai, kad darbo laiko ir miego dauguma laiko, reiškia, laiko praleidžiame namuose, galima manyti, jog vidutiniškas žmogus namuose per dieną praleidžia nuo 14 iki 16 valandų, ko pasiekoje gaunasi, kaip matote, nuo 5000 iki beveik 6000 valandų per metus. Tad vėlgi, kodėl aš visą laiką, mano skaidrėse yra tos darbo valandos, kad mes turėtume atsižvelgti, kiek žmogus, kuriant akustiką ar kuriant jam jaukią atmosferą, kiek žmogus praleidžia laiko ir kur daugiausiai praleidžia laiko. Nes dabar, kaip ir minėjau, tos visos nauji darbo ypatumai, kur galima dirbti net iš kito pasaulio krašto, reikia būtinai atsižvelgti. Esminis dalykas yra triukšmo šaltiniai ir jų suvaldymas. Tai triukšmas kilti gali tiek iš išorės, tiek iš vidaus ir gali būti įvairiausiomis problemomis, dažnai susidurėme su šiuolaikiniuose pastatuose. Aplamai šiuolaikinėje architektūroje triukšmo kontrolė tampa esminiu elementu. Ir nors ir puikiai suprojektuotas pastatas gali būti nekomfortiškas. Kaip pavyzdį pasakyčiau, triukšmas gali sukelti daug problemų nuo sumažėjusio darbo produktyvumo iki sveikatos problemų ir yra įrodyta, kad žmonės vis sunkiau ir sunkiau perneša tą, vadinkime, garsą. Ir kaip tik irgi tas garso efektyvumas gali sukelti ir stresą, ir nemigą, net ir aukštą kraujospūdį. To pasakoje ilgalaikas triukšmo poveikis gali sukelti ne tik tos sveikatos, tačiau, kaip ir minėjau, darbo efektyvumas, todėl triukšmo suvaldymas yra esminis žingsnis projektuojant tiek gyvenamąsias erdves, tiek komercinius pastatus ir taip toliau. Tad čia yra prieš jūs yra triukšmo nustatymas, yra tiek namuose ir būtuose ir darbo aplinkoje. Tai yra 3 pagrindiniai namuose dalykai. Tai yra buitinė technika, už lango transportas ir, žinoma, pats opiausias yra kaimynai. Nes, aišku, nauji būtai turi geresnį izoliaciją, bet imkime tos senesnius, dar sovietmečių statytus būtus, pas juos yra, tikriausiai yra didžiausia yra problema akustika ir garsas kaimynų. Darbo aplinkoje, ypač atvirose erdvėse, tai yra open space office'ai, vadinkime, triukšmas tampa išties rimta problema. Man teko padirbėti tokioje aplinkoje. Tad iš tikrųjų atviro plano biurai sukelia akustinio komforto stoką, nes kiekvienas pašnekesys, telefono skambutis ar kompiuterio garsai gali trukdyti susikaupti. Čia iš tikrųjų tas tikrai yra. Na ir atliktose tyrimuose jų ten įvairiausių buvo, kad atvirose erdvėse dirbantys žmonės jaučia didesnį nuovargį ir yra labiau išsiblaškę ir dirba mažiau efektyviai. Vėlgi, čia kodėl mes akcentuojamės į tą akustiką ir jos suvaldymą, tai yra ir darbo našumas, ir mes įmonėms turim tikrai gerą sprendimą, nes mūsų produktai, kuriuos aš jums pristatysiu vėliau, medžiagos, jau iš viso 2, mes galim suvaldyti iki 97% tą vadinamą NRC arba koeficientas 0,97. Tai vėlgi tas labai yra svarbu. Pereikime mes prie dažnių, tai yra, reiškia, būtai ir ofisuose, su kokiais mes dažniais susidurėme. Tai pradėkime, reiškia, nuo biuro.
Biuro garso diapazonas būna nuo 250 iki 4000 Hz. Tai dažniausiai čia yra girdimi žmogaus balsai, klaviatūros barbenimas, ventiliatoriai ir kiti įrenginiai. Tai gali būti įvairiausia. Tai gali būti nuo kompiuterio iki pačio net ir oro kondicionieriaus. Jo optimizavimas, akustinis komfortas biure siejamas su dažniu slopinimu, kurie yra tarp 500 ir 2000 Hz. Nes šiame diapazone garsai gali sukelti blaškymasi. Būtent vat, tas diapazonas, jeigu mes sugebam suvaldyti nuo 500 iki 2000 Hz, tai yra labai geras, sakykime, rezultatas. Namų aplinkoje, kaip matote, yra šiek tiek žemesni hercai. Tai yra, kad namų aplinka dažniausiai žmogus ir taip jau jaučiasi komfortas, nes tai yra sava aplinka. Tačiau, kaip ir minėjau prieš tai, kaimynai, būtinė technika, ypač jautresnės klausos žmonės, jiems tas labai aktualu. Viešose vietose. Viešose vietose tai vėlgi čia yra tokia, sakyčiau, utopinė tema, kurią galėtume gvildenti įvairiausių rakursų, tačiau vėlgi tai žmonės dažniausiai, kurie turi silpnesnę klausą, jie ką daro, jie užsideda ausinės tokias, galbūt pastebėjot vaikštant. Aišku, jaunimas ir dabar vaikšto, bet su ausinėm ir jų vos neprisišauksi, bet vyresni žmonės, kurie turi tikrai jautresnę klausą, jie užsideda ausinės, kad nuslopinti garsą. Tai čia vienas iš tokių būdų. Tačiau viešose vietose garso diapazonas, kaip matote, jisai viršyje visus normas, sakykime. Tai čia vėlgi ta pati, kas tas viešose vietose dažniausiai kokios tai yra. Žmonių balsai, vadinkime tą kokofoniją, tai įvairiausios muzikos ir žinoma technikos triukšmas. Ir nepamirškime tų pačių ir troleibusų, visuomeninio transporto. Tai vėlgi tenai suvaldyti garsą labai iš tikrųjų sunku būtų, tačiau su akustinė medžiagom aš manau, kad būtų galim pasiekti bent jau prislopinti tą, kaip sakant, dažnį. Nes tokiose vietose, viešosiose vietose, tas dažnio prislopinimas yra nuo 500 iki 3000 Hz. Tai būtent šitas diapazonas, jisai leidžia sumažinti pašalinių pokalbių ir aplinkos triukšmo erzintį poveikį. Tai todėl vėlgi kaip mes renkamės ir kokias mes renkamės akustinės medžiagas, darant tam tikrus projektus, yra būtina atsižvelgti. Na ir kas populiariausias dalykas šiai dienai yra tarp jaunimo tarp ir turbūt labiausiai, tai yra kino teatrai. Tai jų diapazonas, kaip matote, nuo 20 iki 20 000 Hz, nes ten yra aukštos natos grojančio muzika ir pašnekesiai ir viskas. Tai tas diapazonas, kuris būtent šitas ir yra, kad apima žemųjų dažnių efektus, muziką ir žmogaus kalbą. Todėl jo optimizavimai yra rekomenduotini nuo 100 Hz. Reiškia, kuriuos reikėtų jau pamažinti, tai yra sukeliančios vibracijos. Todėl tas yra aktualu. Žmogui nepriimtini. Tai vėlgi čia mes tada galėtume labiau diskutuoti kiekvieną, reiškia, kaip pasakius, kiekvieną poziciją, pasižiūrėkime, kaip mes galėtume juos suvaldyti. Tai kaip ir minėjau, biurose yra tas pats toks jau nepageidaujamas lygis yra 200 Hz. Tai reiškia, tas vadinkime
gal labiau 200 Hz, mes kalbam pagrindę, mes kalbam nuo 200 Hz, reiškia, balsų. Namų aplinkoje kaip garsai, garso dažniai apima nuo 20 iki 100 Hz. Tai yra vėlgi tas visas dalykas, kuris erzinantis ilgalaikio poveikio metu iš žemų dažnių kolonėlių, kaip pavyzdžiui galima pasakyti, prietaisų vibracijos ar transporto priemonių, kurie gali kelti diskomfortą. Tai vėlgi, tai čia mes turėtume atsižvelgti į koks yra žmogus. Tai kiekvienas žmogus yra skirtingas. Gal pavyzdžiui, kitas antiek yra stiprių nervų ir nieko negirdi, kad ir sienos galėtų būti kiauros, bet jis atsigula ir užmiega ir jam visi garsai netrukdo. Bet kaip yra tyrimai rodo, kad apie 70% žmonių jie turi tam vienokių ar tokių problemų su klausa ir kur su amžium jie ryškėja. Taip, viešose vietose. Tai viešose vietose čia jau vėl mes turėtume pasižiūrėti į kitus aspektus. Tai nepageidavimas, kaip matot, 5000 Hz. Net kai kuriais atvejais šitie 5000 Hz gali tapti nemalonus ir netgi skausmingi. Tai vėlgi čia mes, gal šitoj aš viešoje vietoje labiau neplėtosiu, bet nes juose viešose vietose yra sunku surasti sprendimus. Na, aišku, aš nekalbu apie tokius kaip parodas, tai yra, kur menai demonstruojami, ar kitos parodos, kur yra tikrai yra svarbu susikalbėti ir tas visas, vadinkime, žmonių dūzgesys tose parodose ir jų gausa sukelia tą diskomfortą, kur tikrai reikėtų pagalvoti, ar ką mes galėtume padaryti, kad pagelbėti, kad žmogus atėjęs jaustųsi geriau ir sveikiau. Nepagėdavome dažniai kinoteatruose dažniausiai būna virš 10 000. Tai jo poveikis yra, tas ryškis garsas gali tapti antiek per aštrus ir nemalonus, jei jisai bus tinkamai nevaldomas. Tai vėlgi, tai čia reikia pasižiūrėti, kaip ir kas šiuo atveju vyksta toje reiškia, kino salėje. Bet dažniausiai kino salė šiais laikais yra įrengtos puikiai, kur mes galėtume irgi mūsų kaip Vainer produkcija, mes galėtume net ir patobulinti, sakyčiau, kino teatrų akustiką. Esminis dalykas - garso sugertis. Ir žmogui optimaliausia garso sugertis priklauso nuo aplinkos, kurioje jis yra, kaip ir minėjau. Garso sugertis, turbūt jūs labai puikiai žinote, matuojamas absorpcijos koeficientu, kuris nuo 0 iki 1, kuris padeda sumažinti aidą ir triukšmo lygį, reiškia šitas matavimas. Ir jūs matote išvardinti, kad namų aplinkoje, kad nuo 0,4 iki 0,6, tas vadinamas NRC. Tai padeda, šitas būtent garsas padeda sumažinti triukšmą ir sukuria ramią aplinką poilsiui. Tai dažniausiai kur mes galėtume panaudoti, miegamuosiuose gali būti naudojamos minkštos medžiagos, vat kas ir yra mūsų Vainer minkštos medžiagos. Tai jų yra, tų minkštų medžiagų gali daug būti, kilimai, pagalvės, dar kažkas, bet jos irgi turi būti, ne visos medžiagos jos gali sugerti tą garsą. Aišku, minkštas daiktas visą laiką sugers garsą negu kietas, tačiau tos medžiagos, kuris turi aukštą garso sugerties koeficientą, jos visą laiką tiks, reiškia, naudojant namų aplinkoje ir mūsų būtent medžiagos atitinka namų aplinkoje.
Biure, kaip matote, rekomenduojama garso sugirties koeficientas yra tarp 0,6 ir 0,8 lygyje. Ypač atviro tipo biuruose tai padeda mažinti pašalinį triukšmą ir užtikrina geresnę koncentraciją. Tai galima pasiekti naudojant vėlgi tam tikras medžiagas, jeigu aukštos lubos, reikia atsižvelgti, kokios tos lubos, iš ko padarytos, ar ta medžiaga, kurią panaudosite, atitinka būtent sąlytį su tom lubom, ar nepabloginsite akustikos, tai tą viską reikia atsižvelgti. Viešose vietose optimaliausias būtų garso sugerties lygis tarp 0,5 ir 0,7. Tas čia irgi labai sudėtinga tikriausiai būtų išgauti dėl minėtų temų. Ir tokio tipo erdvės kaip kino teatrai ir koncerto salės yra nuo 0,8 iki vieneto. Nes optimali garso sugertis padeda sukurti tinkamą aplinką pagal patalpos paskirtį. Todėl visas va šitas, ką aš jums rodau, kad optimaliai sugerti garsą yra būtina, tai yra visiškai kita tiek miego, tiek gyvenimo kokybė. Triukšmo suvaldymo sprendimai. Tai galėčiau pasakyti taip, kad išsiaiškinus, kur yra problema, kur yra garso šaltinis, tai nes jisai apima daugiau nei tik sienų ar langų garso izoliaciją. Tai integruotas visas procesas, turite tai suprasti, kad ir bet kokį kambarį, ar bet kokį biurą, ar kitas patalpas jūs padarysite su sienų lubų apdailos plokštėmis, aukščiausio lygio, akustinės pertvaros, specialūs kilimai, kurie sugeria garsą, garso izoliacijos, kad ir kokios jos, ar baldai, akustiniai baldai, kurie būtų, tai vis tiek gali nepadėti spręsti tos problemos. Tai reikia pasižiūrėti, koks patalpos dizainas. Nuo sienų medžiagų iki pačių baldų išdėstymo, ventiliacijos sistemų išdėstymo, tas svarbu. Galiausiai, kaip aš visą laiką sakau ir savo klientams sakau, kurie jau įsigyja yra mūsų produktus, aš sakau, jūs turite įsivertinti, ar stogas pakeistas, kaip yra langai, kaip yra duris. Tai yra, man atrodo, pirmas, čia pagal savo, aišku, ir įsivaizdavimą, kad pirmas šaltinis garso yra langai ir duris ir stogas. Aišku, ten nepaisant to, tie visi ir šilumos šaltiniai, taip pat kas be ko. Tačiau tas yra aspektas, kad triukšmo suvaldymas sprendimai reikia jį dar ir surasti. Nes iš kitos pusės, kaip ir pasikartosiu, gali būti bet kokia pati geriausia medžiaga, jinai tik tai yra pagalbininkė, bet tai mes turim žiūrėti ne kaip vieną elementą, o kaip triukšmo suvaldymo integruotą procesą. Tai kad nuo A iki Z, tada mes galim geriausiai suvaldyti tą visą garsą ir akustiką. Ir iš to seka visas mikroklimatas. Tai pagrindė, ką mes šiai dienai labai gerai išmokom, tai yra oro kokybė, temperatūra ir šviesa. Tačiau visi pamirštate, ir čia aš specialiai įdėjau akustiką paskutinį vietą, nes žmonės visą laiką galvoja, kad akustika yra nesvarbi. Bet tai yra, mes žmonės pamirštam, kad mikroklimatas susidaro iš 3 pagrindinių elementų. Oro kokybė, temperatūra ir šviesa. Ir kas svarbiausia, yra akustika. Todėl ir aš su savo prezentacija norėjau parodyti, kad kokie yra garso diapazonai, kaip veikia tie diapazonai ir kokie yra nepriimtiniausi tie diapazonai, hercais matuojant.
Nes vėlgi su ta visa akustika mes tikrai turime atsižvelgti, kad ypač jeigu norime, kad mūsų gyvenimas būtų kokybiškas. Taigi, tokia būtų mano pradžia apie pačią akustiką. Ką aš jums visą pasakau, tai yra mūsų Weiner įmonė. Weiner tai yra šveicariška įmonė, kuri sukūrė aukščiausias kokybės medžiagas. Kas yra Weiner? Weiner tai yra, visų pirma, mes sakom, kad tai yra žiedinė ekonomika, nes mūsų medžiagas galim perdirbti. Saugumo indėlis statyboje, kad mes esam tvarus, turime lengvą svorį. Mūsų medžiagos tikrai yra lengvos palyginus su kitom akustinėm medžiagom. Ilgamžiška, mes duodam 30 metų garantiją, kad mūsų medžiagos tarnaus ir bus kokybiškos, atitinkamai jas prižiūrint. Galim sutaupyti erdvę, tai yra mūsų antiek medžiagos yra plonos ir išgaunam gerą garsą. Tai kad mes sutaupome mes sutaupome ir plotą. Nu ir kas pagrindinis dalykas, tai yra saugos sveikatą, nes mūsų medžiagos, taip pat, kadangi tai yra padarytas iš odos ir smėlio, mūsų medžiagos yra ekologiškos ir jos sukuria mikroklimatą taip, kad jinai sukuria mikroklimatą, taip pavadinkim. Taigi, kuom yra išskirtinės mūsų medžiagos, tai yra produktai, kurios pasižymi šiais privalumais. Tai aukšto garso sugerimo lygių, tai ypač naudinga didelėse erdvėse, kur garsas sklinda lengvai ir būtina kontroliuoti aidą bei garso atšvaitus. Ekologiškumas ir tvarumas. Tai vienas iš tų medžiagų yra abi medžiagos yra pagamintos iš perdirbtos odos, tai yra galanterinės odos, kuri, reiškia, jos procesų metu, kai daroma galanterija, rankinukai, ten piniginės, kad oda būtų švelni, jie yra nušlifuojama ir pasidaro lygi oda. Tai tos visos dulkes mes jas surinkam ir perdirbam. Tai padeda ne tik, toksai būdas padeda ne tik spręsti triukšmo problemas, bet ir prisidėti prie ekologiškų statybos standartų bei tvarumo. Tai kas mes būtent visą laiką akcentuojam, kad mes einam į tvarumą ir mes esam puikus pagalbininkas, įrengiant akustikai, kur žmogui mes sukursim tikrai gerą mikroklimatą. Ir kas vienas iš tokių privalumų yra lankstus panaudojimas. Tai tas medžiagas galima naudoti ir ant sienų, ant lubų, ant baldų ar pertvarų biurose, open space'uose. Ir tai leidžia projektuotojams lengviau integruoti akustiką į erdves, dizainą, mes turim įvairių dizainų. Ir reiškia, į tokias dizaino erdves, kur neprarandant estetinio vaizdo. Estetika vis tiek yra svarbi mūsų gyvenime, todėl reiškia, tikrai nepakenks. Taip. Reiškia, mes turime dvi medžiagas. Mes vadiname šilumos triukšmo izoliaciją, tai aš jums po to papasakosiu detaliau, ir interjero dekoro. Tai, kaip ir minėjau, taupo erdvę. Tai medžiagų storis yra maksimaliai 2 cm, tai plius minus. Taip pat mes turime ir šilumos varžą yra nuo 0,03 iki 0,044. Kas esminis dalykas yra geba, kaip ir sakiau, kontroliuoti mikroklimatą. Nekaupia drėgmės. Esminis dalykas, kad nekaupia drėgmės. Visi tam tikros medžiagos, jeigu jos padarytos iš kitų medžiagų, neekologiškos,
Tai tam tikros medžiagos jos gali traukti drėgmę, tačiau ne visos. Vėlgi reikia pasižiūrėti. Ir kas be ko, ko mes labai didžiuojamės, tai yra galim sugerti garsą beveik iki 100%. Nes dėl savo skirtingų medžiagų struktūrų, reiškia, savo struktūrų mes galime tą išgaudyti. Tai pakalbėkime plačiau apie tas visas šilumos, apie medžiagas, tai pradėkime nuo šilumos ir triukšmo izoliacinės panelės. Tai jos išmatavimai yra 35 ant 53, jinai padaryta iš 80% smėlio, 20% odos, yra A2 klasės nedegumo klasė ir jinai puikiai tinka, tai būtent šita medžiaga, jinai tinka panaudoti ant sienų, lubų ir grindų. Tai ją būtinai reikėtų paslėpti. Tai reiškia, kodėl ją paslėpti, nes vis tiek tas smėlis toksai jisai birus. Tačiau būtent ši medžiaga mes rekomenduojame naudoti atskirti, reiškia, garsą nuo kaimynų. Tai visa medžiaga, kuri visą garsą sklindanti iš išorės, jinai sugeria. Storis šitos medžiagos nuo centimetro iki 2 centimetrų, bet dažniausiai pagal standartą pas mus yra 20 mm, tai 2 cm. Jo, dažniausiai 2 cm pas mus būna. Aišku, mes galim padaryti ir plonesnę pagal poreikį. Šita medžiaga yra mažiau lankstesnė, tai todėl jinai yra kieta medžiaga, nes 80% kvarcinis smėlis, 20% oda. Ir jos vienos plokštės sugeriamumas yra apie 60%. Tam tikrais atvejais vėlgi reikia žiūrėti, ant kokios medžiagos jinai būtų priklijuota. Jinai klijuojama su skystais viniais, vadinkime taip. Tai vėlgi reikia įsivertinti, kiek jinai galėtų daugiau pasiekti tą, kaip sakant, garso sugerimumą. Šilumos triukšmo panelė galima panaudoti, štai yra keli variantai, kaip yra parodyta, kurį mes dabar pasinagrinėsime. Tai va, stogo izoliacija, po stogu, jeigu neužtenka tos stogo izoliacijos, galima vėlgi pridėti mūsų plokštę. Aišku, jos plokštės lambda yra 0,044, tai jinai nepriduotų daugiau šilumos, bet ir neišleistų tos šilumos. Jinai ją absorbuotų ir galima absorbuoti garsą. Vėlgi tai yra suklijavimas skystais viniais. Štai kaip matote, žalia yra mūsų plokštė. Mes šiuo atveju, aš jums po to parodysiu dar pavyzdžių, kaip mes esame padarę, kad jūs realiai įsivaizduotumėt gyvai, kaip yra daroma. Tai štai yra čia mūsų ta termoizoliacinė medžiaga, nors mes labiau vadinkime taip akustinė medžiaga iš išorės sugerties. Ir dar vienas būdas, galima dėti reiškia, ant grindų, tai galima ant jų dėti tiek elektrinį kilimėlį, tiek išvežioti vamzdžius, drėgmės nebus, nesupilys, jinai puikiai tarnaus. Turim, kaip matote, dekoro plokštės mes turime. Tai va šita yra kaip vienas iš pavyzdžių, eina blokelis, tada mes dedame armavimo tinklelį, nors yra nebūtina, bet ką mes rekomenduotume, dėti ant jau smėlio plokštės šitą, reiškia, tinklelį, kad jeigu namas juda, kad tie skilimai netruktų. Tai jisai kaip gipso kartoną irgi tas siūles užtaiso, tai čia irgi panašiai mes siūlytume. Šiuo atveju, kaip jūs matote, yra panaudoti elastiniai klijai, uždėta mūsų plokštė. Interjero dekoro panelės. Tai interjero dekoro panelės yra padarytos iš 100% oda,
100%. Tai jos yra, turi visą laiką individualų dizainą, jos yra dielektrikas, nekaupia dulkių, jas lengva prižiūrėti, turi oro kondicionavimo efektą, tai vat vienas iš to mikroklimato funkcijų. Ir kas be ko, kaip ir smėlio panelė, yra tvari medžiaga. Kas be ko norėčiau paminėti, tiek smėlio plokštė, tiek šitą plokštę yra greitas montavimas. Maždaug 10-12 kvadratų galima suklijuoti per 15 minučių. Tai yra vėlgi laiko sutaupimas. Ir kaip matote, vat, grįšiu vieną skaidrį atgal. Oi, atsiprašau. Matote, kaip yra panaudojamas. Štai vat, kai būtent šitame, kai kairinėme, kai kairinėje nuotraukoje, jūs matote, kad dvi medžiagos sulipintos. Tai yra mūsų būtent plokštė studijo, kur mes vadinam, ir smėlio plokštė. Būtent va, tokia kompozicija sugeria 95% garso. Tai reiškia, kad iš išorės negirdės ir suvaldys tą garsą pačioje patalpoje. Tai nuo 300 Hz. Tai čia yra, nu, turbūt aš nežinau dar tokios medžiagos, gal ir yra, bet kad būtų natūrali medžiaga ir galėtų tiek sugerti, tai yra aukštas pasiekimas. Tai kaip ir minėjau, ši būtent viena plokštė, kuri yra 48-48, sugeria grubiai apie 75% arba 0,75 NRC koeficiento. Parodysiu trumpai greitą filmuką, kaip darėm projektą Anglijoje. Štai užtepa klijų, tada jos dedamos plokštės, nebūtinai turėtų būti lygiai, tos plokštės gali išlyginti sieną, nereikia prieš tai tinkuoti, tada vėl uždedame klijų ant viršaus, drėgmės nebijo, uždedame tinklelį, kaip matote, kad neskilinėtų, ir tada dedamos dekorinės mūsų plokštės. Tai yra, jos turi 30 metų garantiją, jos neatlips, jos yra lengvos, jos yra būtent dekoro plokštės, jos yra lankščios, galima tiek sienas, tiek lubas apgaubti, jeigu yra kažkoks tai išgaubimas. Taip, čia jau kartojasi. Štai parodysiu Jums vieną projektą, kur yra, kaip yra dedama ant lubų. Tai šitas projektas yra vykdomas šiuo metu yra Kaune. Ir uždedat, kol prinešate prie sienos, klijai spėja prie lubų, kol klijai spėja sureaguoti su oru, jas tiesiog pridedam ir, nu, čia vyrukas, kaip sakant, labai atsakingai dirba, visas kelias nori užkamšyti. Tai ant viršaus po to sprendimas buvo šitam bute įtempiamos lubos. Prašau, ir nebus jokio garso iš kaimynų. Būtent šitaip ir darėm. Tai vat. Mus jau žino, mes, kaip sakant, esame, jeigu žinote šitos internetinės svetainės, Archtonike, Archidėlį galite rasti informacijos, Design Boomas ir taip pat su šveicarų įmonė Hertz de Neuron. Bei Lenkijoje dirbame jau su Robert Konečne architektu, jeigu teko jums girdėti apie jį. Tai kol kas ačiū. Jeigu turite klausimų, aš mielai jums atsakyčiau. Matau, kad kažkas čia tai yra parašęs. Kuo skiriasi hercai nuo decibelų? Hercai tai yra dažnių, kaip Aidas yra parašė, kad stiprumas, o decibelai tai visi tie patys garsai, kur mes girdim, kas nukrenta, kas, reiškia, kas stuksena, tai va, ta visi toksai, paprašiau paaiškinti, kas yra decibelai. Taip.
Ar turite dar klausimų? Tai tikriausiai turiu. A, kokia laba diena, kokia kaina sieninių plokščių. Taip, ačiū. Visą laiką aš prezentacijų pamirštu paminėti. Taip, reiškia, smėlio plokščių kaina 60 eurų su PVM, o dekoro plokščių kaina yra 130 eurų su PVM. Taip, ar dar būtų klausimų? Taip, laukiam dar klausimų ir matote dabar Martino kontaktus. Kam aktualu, užsirašykit arba kreipkitės į mus vėliau, mes nurodysim jo Aš, kontaktus, aš jeigu. dabar, Vytautai, atsiprašau, dar vieną komentarą, kaip interjero plokštės atlieka kondicionavimą. Tai labai paprastai, kadangi būtent 100% pagamintos plokštės iš odos, jos yra mikroporėtos, tai jos gali kontroliuoti klimatą. Jeigu pas jūs yra namuose, aišku, nebus taip kaip oro kondicionierius, tai yra jisai ten nu, 2-3 laipsnių paklaidoje galėtų būti. Tai jeigu pas jūs patalpoje būna labai karšta, tai jinai padarys vasarą jums šiek tiek vėsesnį. Bet net visins taip kaip oro kondicionierius. Tai nėra oro kondicionierius, bet jisai per tą savo porėtas, jisai varo tą orą, jisai jį prislopina. Taip. Taip, Vytautai, tai aš tada turbūt tiek tada. Jo, ačiū Martinai už pranešimą. Ačiū. Ir Būtinai jeigu turės klausimų, tai drąsiai jo, galite rašyti man. kontaktuokit arba rašykit mum ir mes nurodysim Martino kontaktus. Gerai. Ačiū Martinai, iki. Ačiū. Iki. Ir taip antrasis pranešėjas bus Egidijus iš Veliukso. Egidijau, mačiau lik ir prisijungęs, esi girdi? Jo, girdžiu. Sveiki. Aha, tai galima, manau, pradėti antrąjį pranešimą ir truputį anksčiau baigsim. Gerai. Greičiausiai. Aha, tai pasidalinti reikia. O, matosi jau kažkas. Aha, išsididinti. Viskas tvarkoj, rodo. Matosi, ne? Taip. Gerai. Sveiki visi. Esu Egidijus, Velux Klaipėdos regiono atstovas. Ir šiandien pristatysiu, ką turim mūsų produktus, supažindinsiu su mūsų produktais turimais tiek šlaitiniam stogui, tiek kitiems stogams. Tai Velux gamina stogo langus ne tik šlaitiniams stogams, bet ir plokštiems stogams. Taip pat Velux siūlo tokius sprendimus kaip šviesos tuneliai, kai nėra galimybės sumontuoti stogo langus ar švieslangius, balkonus, terasas, išlipimo liukus, dūmų šalinimo liukus ir su stogo langai susijusias montavimo kombinacijas. Patys populiariausi mūsų produktai, žinoma, yra šlaitinio stogo langai. Šioje skaidrėje yra dydžių lentelė su mūsų standartiniais gaminamais stogo langais ir atkreipiant dėmesį į kliento poreikius, visada siūlome, kad grindų plotas sudarytų bent 10% įstiklinimo ploto. Tai jeigu grindų plotas sudaro 100 kvadratų, pagal šią sąlygą mums pakaktų 2 stogo langų, kurių dydis yra 78 ant 1,18 m arba vieno lango 94 ant 1,60 m. Renkantis stogo langus, visada rekomenduojama atsižvelgti, kokiame aukštyje bus montuojami stogo langai. Kuo mažesnis stogo nuolydis, tuo ilgesnių langų reikės. Viršutinė lango dalis turėtų būti apie 1,85 m, 2,20 cm nuo grindų. Jeigu langas turi viršutinę rankeną, tai rekomenduojam visada, jog lango apačia būtų apie 90 m, 20 cm nuo apačios, jog būtų galima turėti idealų vaizdą pro langą tiek sėdint, tiek stovint. Tokiu atveju bus galima patogiai atidaryti ir uždaryti langą, o taip pat liks vietos pastatyti ir baldui po stogo langu.
Jeigu stogo langas turi apatinę rankeną, tai tada apatinė lango dalis rekomenduojama, jog būtų 1,30 m, 1,50 cm nuo grindų. Svarbu, jog atidarant langą nekliūtų į pakaušį, o baldai nepribotų lango atidarimą ar uždarimą. Su panoraminiais langais viskas taip pat kaip ir su rankena viršui, kadangi jie turi dvi rankenas tiek viršui, tiek apačioj, bet plačiau truputėlį apie panoraminius tolesnėse skaidrėse. Kai klientai klausia, kurios langus pasirinkti, ar tai medinius, ar poliuretanų dengtus stogo langus, tai į gyvenamąsias patalpas tinka tiek vieni, tiek kiti stogo langai, bet į drėgnas patalpas, tokias kaip vonias ar virtuvės, visada rekomenduojam dėti baltus poliuretaninius stogo langus, kurie yra labiau atsparus drėgniai, o pats poliuretanas yra vientisai išlietas, nereikalaujantis priežiūros ir negelstantis. Išorinė lango apdaila visada standartinė mūsų yra pilka antracitas, spalvos kodas yra pagal RAL kodų lentelę 7043. Jo, tiek apie šitą. Tai stogų langus klasifikuojame į standard plus ir premium klasės stogo langus. Tai būtų iš esmės geri, geresni ir geriausi stoglangiai. Taip pat turim ir bazinius stogo langus, GZ langai vadinami mūsų pagal koduotę, kuri yra vienos kameros, 2 stiklų ir jų šilumos laidumo koeficientas yra 1,3. Šios langus dažniausiai renkasi klientai, kurie turi vasarnamius, renovuojamus namus galbūt, ar kažkokias patalpas deda, kur nėra reikalingas šilumos laidumo koeficientas, ar reikia tiesiog pigiausių stogo langų. Tiek standard plus stoglangiai yra 2 kamerų, 3 stiklų, gali būti lakuoti arba mediniai. Lakuoti mediniai arba mediniai dengti poliuretanu. Tiek vienas, tiek kitas stogo langas gali turėti rankenai ir viršuje, arba apačioje. Ir jie yra montuojami nuo 15 iki 90 laipsnių stogo nuolydyje. Pagrindiniai skirtumai tarp šitų stogo langų yra šilumos laidumo koeficientas, kai standartai yra 1,1, o standart pliuso 1,0, garso izoliacija atitinkamai 32 dB ir 35. Na ir standart plus yra dar padengtas Easy to Clean danga, kas palengvina lango nuvalymą, purvo nuo lango. Ir lietaus triukšmo sumažinimas prislopina lietaus lašų barbenimą į langą lietaus metu. Taip pat naujovė prie standart klasės langų yra ta, jog šiemet atsirado elektriniai stoglangiai su iškart integruotu varikliu, elektriniu varikliu arba su saulės baterija, kai jau nebereikia papildomai pridėti pavarą. Standart pliusas dar kol kas šitos funkcijos neturi. Tai kaip ir minėjau, standart plus stogo langai turi savybės, kurios nenusileidžia premium klasės langams ir yra bene populiariausi tarp mūsų turimų stoglangių, ką renkasi pirkėjai. Tai pasikartosiu, jog nuo 15 iki 90 laipsnių montuojami šitie visi stogo langai. Kai klientai klausia, kokius stogo langus rinktis, ar tai su viršutinė rankena, ar su apatinė rankena, tai visada dažniausiai siūloma su viršutinė rankena. Žinoma, reiktų nepamiršti atsižvelgti į montavimo aukščius, kokiam aukštyje montuojami stoglangiai. Jo klientas galėtų lengvai atidaryti tiek uždaryti stogo langus. Stoglangiai su viršutinė rankena visada ateityje galima juos automatizuoti su mūsų papildomai pridedant elektrinį variklį arba su saulės baterija variklį, jog jie galėtų būti varstomi pulteliu, ko negalima padaryti su apatinė rankena. Taip pat, jeigu rankena yra viršui, tačiau nenori klientas jų automatizuoti, turime teleskopinę lazdelę, kuri iki 1,80 m įsiskleidžia ir taip lengvai galima pasiekti tada tą stogo langą.
Premium klasės langų segmente turim tiek vienos, tiek dviejų kamerų stogo langus, priklausomai nuo stiklo paketo. Visi jie turi laminuotus vidinius stiklus, ultravioletinių spindulių apsaugą. Na, pagrindinis skirtumas tarp premium stogo langų yra šilumos laidumo koeficientas ir garso izoliacija. Pats šilčiausias stogo langas, kurį galime pasiūlyti rinkai, yra vadinamas mūsų 67 stiklo paketas, kurio šilumos laidumo koeficientas yra 0,83. Vėlgi, premium stogo langai gali būti tiek rankinio valdymo su viršutinė rankina, arba elektriniai ar su saulės energija valdomi stoglangiai. Taip pat premium stoglangiai gali būti ne tik lakuoti skaidriu laku, dengti poliuretanu, bet jau gali būti ir baltai dažyti. Kaip ir visi standartiniai stogo langai, premium stogo langai irgi yra montuojami 15-90 laipsnių stogo nuolydyje. Aišku, dar verta pabrėžti, jog premium klasės langus galima dažyti ir norimą spalvą, tiek išorę, tiek vidų, tačiau tai jau įtakoja labai kainą. Prie premium klasės langų yra priskiriami ir mūsų panoraminiai stogo langai, kurie turi vyrius viršuje. Stoglangis yra pilnai atidaromas iš apačios į viršų ir galima pro jį pilnai išlindus matyti vaizdą pro langą. Panoraminis stoglangis turi dvi rankenas, tiek viršui, tiek apačioj. Apatinė rankena skirta atverti langą pilnai, o viršutinė rankena perverčia langą 180 laipsnių ir taip lengvai galima nusivalyti jį iš lauko pusės. Kaip ir visi stoglangiai gali būti mediniai lakuoti, dengti poliuretanu arba baltai dažyti. Tik tai verta pažymėti, jog šis stoglangis jau montuojasi nuo 15 iki 55 laipsnių stogo nuolydyje. Galima mūsų stogo langus montuoti įvairiomis grupėmis. Ar tai būtų vienas šalia kito, vienas virš kito, langų grupės 2 viršui, 2 apačioj, sujungiant su fasadiniais stoglangiais. Tai realiai priklauso nuo stogo konstrukcijos, architektų galbūt vizijos, klientų norų, kišenės, tai kokios gali būti kombinacijos. Pats pagrindinis ir populiariausia kombinacija tai yra vienas šalia kito langas montuojamas per gegnę. Tai tokiam sprendimui parenkami 2 stogo langai, atitinkama tarpinė, jog būtų galima kokybiškai sumontuoti stogo langus. Ir minusas tas, jog lieka didžiulė pertvara tarp langų, kas truputį gali užgožti ir tą dienos šviesą. Sprendimas, kurį galim pasiūlyti ir šiandien yra side by side vadinamas montavimo tipas, kai vėlgi parenkami 2 langai ir atitinkama tarpinė, jie tada montuojami į suformuotą vieną angą, dedanamas šiltinamasis rėmas, išgaunamas lango vientisumas, taip išlieka šilumos izoliacija, nelieka jokios pertvaros tarp langų ir gaunama ir daugiau erdvės ir dienos šviesos jau tada daugiau galima gauti. Dar vienas iš mūsų sprendimų, ką galim pasiūlyti klientams, tai Studio Trio langai, kurie yra 3 langai viename rėme. Šoniniai langai yra varstomi per vidurinę ašį, o vidurinis langas yra nevarstomas. Galim pasiūlyti 2 dydžių stogo langus, tai 66 ant 18 arba 66 ant 40. Aišku, čia vieno lango matmuo, kart 3 reikėtų dauginti. Ir 2 tipų 66 stiklo paketo, kas reiškia 2 kamerų, arba 70 stiklo paketo su 1 kamera. Atitinkamai skiriasi jų ir šiluminė varža, 70 1,3 šilumos laidumo koeficientas, o 66 stiklo paketo yra 1,0. Vidus baltai dažytas, išorės spalva standartinė antracitas, pilka, ir šios gaminius galima automatizuoti papildomai su mūsų elektriniais gaminiais ir jiems tinka mūsų standartiniai tiek vidiniai, tiek išoriniai priedai.
Premium langų segmente Velux siūlo ne tik stogo langus, bet ir vertikalius fasadinius langus, kai galima kartu kombinuotai montuoti su vertikaliais mūsų stogo langais. Kalbant apie kombinacijas, būtina atkreipti dėmesį, į kokį stogo nuolydį bus montuojami langai, kad būtų galima montuoti ir šitą kombinaciją būtent. Pavyzdžiui, stoglangis su vertikalaus lango kombinacija galima montuoti stogo nuolydį nuo 15 iki 55 laipsnių. Galimos visos šitos nurodytos rekomendacijos yra prie kiekvieno konkretaus produkto mūsų katalogė, tai lengvai galima rasti tiek mūsų fiziniam katalogė arba elektroniniam katalogė irgi. Dažnai klientai būna, jog klausia, ar turim nevarstomų stogo langų šlaitiniam stogui. Dažnai gana pasitaikantis klausimas, tai tokių mes stogo langų neturim. Vienintelė išeitis būna tai, kad tiesiog jie nevarsyti, bet Velux buvo tam ir sukurtas jau gauti daugiau natūralios dienos šviesos ir ventiliuoti patalpą. Bet kaip papildomą stogo langą, kuris yra nevarstomas, galim pasiūlyti savo klientams, bet jis jau bus montuojamas prie pagrindinio šito varstomo stogo lango. Ir jis visada yra montuojamas tik apačioj. Tai tokiu atveju, žinoma, klientai gauna dar daugiau dienos šviesos bei platesnį lauko vaizdą. Bet kaip ir minėjau, šitas yra nevarstomas ir pavieniui jo naudoti nėra galimybės. Daugiausia dėmesio visada sulaukiantis mūsų produktas, tai stogo balkonas. Nuostabus variantas žmonėms, kurie nori mėgautis vaizdu ne tik per langą, bet ir išlindę į lauką per stogo balkoną mūsų, tai galim pasiūlyti 3 variantus. Vienas ilgis vienodas 2,52 m visų modelių, o pločiai skiriasi 78, 94 ir 1,14 m. Vidus baltai dažytas, išorė kaip visada pilka. Ir juo montuojamas į stogo nuolydį, kai yra nuo 35 iki 53 laipsnių stogo nuolydis. Apatinė dalis pakeliama su turėklais, kurie užsifiksuoja, o viršutinė dalis yra pakeliama į viršų kaip panoraminis langas. Na ir viršutinė rankena leidžia šitą langą vėlgi perversti 180 laipsnių ir lengvai jį nusivalyti. Čia yra sumontuoti stogo langai ir kaip ir matot po dešinę pusę nuotraukoje, jos lygiai taip pat kaip ir paprastus stogo langus, taip ir stogo balkonus irgi galima montuoti kombinacijose, priklausomai vėlgi nuo stogo konstrukcijos ir panašiai. Taip, terasos. Turime ir terasas, kurios yra tik vieno dydžio. Tai vėlgi viršutinė dalis yra pakeliama į viršų, kaip ir balkono, o apatinė dalis jau yra atidaroma arba į kairę, arba į dešinę pusę ir gali būti fiksuota apatinė dalis. Tai jeigu kombinacijose yra 2 ir daugiau terasų, tai atidaroma lieka viena dalis, o visos kitos dalys lieka nevarstomos. Tai viršutinė dalis yra 78 ant 1,36 cm, na, o pati nevarstoma šita arba nevarstoma dalis jau 78 ant 1,9 m. Tai vėlgi čia yra, kaip ir minėjau, terasos sublokuotos į keletą grupių, kai atsiveria su vyriais kairėje pusėje, o kitos 2 dalys yra nevarstomos. Turim tūrinę tarpinę dormer, kuri transformuoja mansardą į šviesų ir erdvų kambarį, suteikia daugiau naudingo ploto. Tai stogo langai montuojami į 4 arba 6 langų blokus ir pakelia 60 cm virš stogo.
konstrukcija. Tai taip sukuriama ir erdvės, šviesos daugiau gaunama, na, o montavimo kampas turi montavimo nuolydis nuo 35 iki 70 laipsnių. Čia šitaip atrodo sumontuotos mūsų tūrinės tarpinės, na, natūraliai. Na ir mini dormer mūsų vadinama tarpinė, kuri gali būti montuojama po 1, 2 arba 3 langus eilėje. Taip pat į mansardas, jeigu sukurti daugiau naudingo ploto, tai vėlgi padaugės natūralios dienos šviesos, naudingo ploto, bei čia jau montavimo nuolydis yra nuo 10 iki 75 laipsnių. Turim ir kitų sprendimų šlaitiniam stogui, tokių kaip stogo liukai šildomom arba nešildomom patalpom, avariniai išlipimo liukai bei dūmų šalinimo langai, kurie yra automatiniai, atsidaro tik tais suveikus dūmų signalizacijai. Visiems šitiems gaminiams galima pritaikyti ir mūsų išorinius priedus, tokius kaip markizės, kurios gali būti rankinio valdymo, elektrinės arba su saulės baterija, kurių pagrindinė funkcija yra apsaugoti nuo kaitros, tamsinant išorinę markizę, kuri yra tik su saulės baterija ir jie apsaugo nuo kaitros bei užtamsina kambarį. Na ir žaliuzės, kurio jau gali būti vėlgi arba elektrinė, arba su saulės baterija. Na ir jau maksimaliai apsaugo nuo kaitros, užtamsina, apsaugo net nuo įsilaužimo ar net sumažino triukšmą. Kaip ir išorinius priedus, taip ir vidinius priedus galim pritaikyti mūsų turimiems langams, atitinkamai pagal lango dydį. Tai vidinės užuolaidėlės, kurios gali užtamsinti patalpą ar išsklaidyti šviesą, priklausomai nuo poreikio užuolaidėlės vėlgi gali būti arba rankinio valdymo, elektrinės arba su saulės baterija. Na ir taip pat galim pasiūlyti tinklelius nuo vabzdžių, kurie jau būna tik tais rankinio valdymo ir montuojasi ant angokraščio, ne ant pačio lango jau. Norint kiekvieną mūsų gaminį kokybiškai sumontuoti, tai jį privaloma montuoti kartu su atitinkama tarpinė priklausomai nuo stogo dangos. Į montavimo tarpinės komplektą įeina visi reikalingi komponentai, tokie kaip tarpinė, difuzinė plėvelė, drenažo latakas, šiltinamasis rėmas ir drėgmės izoliavimo plėvelė. Tai dažniausiai naudojama mūsų stogo tarpinė yra EDV vadinama, kuri yra universali, tinka visoms stogo dangoms, bet paprastai montuojama į banguotą stogo dangą, kai profilio aukštis yra 120 mm. Classic stogo dangai turim atnaujintą tarpinę, EDQ vadinamą, lygiai čerpiai, taip pat EDT mūsų vadinama tarpinė, kai profilio aukštis yra nuo 15 iki 40 mm. Na, o lygioms dangoms, kai profilio aukštis iki 16 mm turime EDS tarpinę. Tai vėlgi visada klausėme kliento, ar kai jau perka stogo langus, kokia yra stogo danga, tai atitinkamai parenkame ir tarpinę. Tai štai taip atrodo sumontuoti stogo langai su populiariausia mūsų tarpiniam, tai EDV, kaip minėjau, banguotai dangai, EDQ Classic stogo dangai, na ir EDT lygiai čerpiai. Taip pat turim sprendimų ir plokštiems stogo langams, kurių nuolydis jau yra nuo 0 iki 15 laipsnių. Turim tiek nešildomom patalpom be stiklo paketo, tiek gyvenamom patalpom jau su stiklo paketais. Kupolas be stiklo paketo skirtas negyvenamom patalpom ir pastatams, gali būti pagrindas nevarstomas arba varstomas elektra, o ant šio pagrindo užsideda pats kupolas, kuris gali būti akrilinis arba polikarbonatinis.
Turim įvairių dydžių nuo mažiausio 60 ant 60 iki didžiausio 2 metrai ant metro. Aišku, šiluminė varža nėra labai gera, bet turbūt jos ir nereikia, kai jau deda į tas negyvenamas patalpas, renkasi klientai. Kupolas, kuris jau skirtas į gyvenamas patalpas, tai turi vienos kameros stiklo paketą, gali būti nevarstomas pagrindas arba varstomas rankiniu būdu ar elektrinis, ant pagrindo dedamas skaidrus arba matinis kupolas, na ir šito kupolo jau šiluminė varža yra 0,80, o garso izoliacija 36 decibelai. Vėlgi dydžiai yra įvairiausių, nuo 60 iki 60 m, 50 m. Tai priklausomai nuo kliento vėl noro turbūt ar parenkama. Lygaus stiklo stoglangį turim, kuris yra naujos kartos skaitosi. Tai pagrindas gali būti nevarstomas arba varstomas elektra vienos kameros arba 2 kamerų. Na ir ant viršaus dedasi lygaus stiklo paviršius. Medinis rėmas yra dengtas baltu poliuretanu, šilumos koeficientas atitinkamai 0,75 arba 0,60 yra. Puikiai garso izoliacija, modernus dizainas, tai plonas rėmelis ir nematoma varščia sukuria unikalų dizainą, maksimaliai suteikia dienos šviesos ir verta paminėti, jog dėl lygaus stiklo paviršiaus šitie plokščio stogo langai montuojami nuo 2 iki 15 laipsnių nuolydyje, kai visi plokščio stogo langai yra nuo 0 iki 15 montuojami. Išgaubtos stiklo stoglangis, tai lygiai taip pat kaip ir lygaus stiklo, turi nevarstomą pagrindą arba elektrinį vienos arba 2 kamerų. Dydžiai irgi analogiškai tie patys, tai gal kiek geresnis yra šilumos laidumo koeficientas, o daugiau viskas išlieka tas pats, ant tokio pat pagrindo dedasi tik tais išgaubto stiklo paviršius. Na ir aišku, kaip ir minėjau, nuo 0 iki 15 montavimo laipsniai. Labai puikiai šitos nuotraukos iliustruoja, kai namuose nėra stogo langų ir kai yra stogo langas po dešinę pusę. Tai skirtumai yra akivaizdus, dėl suteikiamos didesnės natūralios dienos šviesos kambarys tampa patrauklesnis ir jame maloniau jau leisti yra laiką. Tai analogiškai ir svetainė, kai nėra stogo lango ir kai jau yra stogo langas. Akivaizdžiai vėlgi suteikia daugiau natūralios dienos šviesos negu kad fasadiniai langai. Įstikrintiems kupolams galim pasiūlyti priedus, taip pat irgi priedus nuo saulės, tai markizė, kuri išsklaido dienos šviesą ir apsaugo nuo tiesioginio akinimo, tamsinanti užuolaidėlė, kuri pagerina šilumos izoliaciją, užtemdo patalpą, peršviečiama klostuota užuolaidėlė, kuri užtikrina privatumą ir išsklaido dienos šviesą. Na ir visi šitie gaminiai atitinkamai gali būti valdomi saulės energija arba elektriniai ir gali būti suderinami su išmaniųjų namų sistemom. Išgaubtam ir plokščiam stiklo stoglangiui turim taip pat markizės, kurios apsaugo patalpą nuo kaitros, tamsinanti užuolaidėlė, kuri užtamsina 99% patalpos. Na ir visi šitie gaminiai vėlgi gali būti valdomi saulės energija ir gali būti suderinami su išmaniosiom sistemom. Taip pat galima ir tinklelių naudų pridėti prie šitų stogo langų, kuris yra montuojamas vėlgi ant angokraščio. Taip pat turim ir išlipimo liukų, kurie yra 3 dydžių, tai 1 ant 1, 1,20 ant 1,20 ir 90 ant 1,20. Visi šitie išlipimo liukai yra varstomi rankiniu būdu iš vidaus ir gali atsidaryti iki 60 laipsnių.
Dūmų šalinimo liukų yra dviejų dydžių, 1 cm ir 1,20 m, 1,20 m ir jie taip pat yra montuojami visi nuo 0 iki 15 laipsnių. Svarbu paminėti vėlgi, kad dūmų šalinimo langui reikia papildomai užsakyti automatinę sistemą, kuri suveikia nelaimės atveju. Pakankamai nesena naujiena, kai klientams jau galim pasiūlyti ir mažo nuolydžio stogams skirtus stogo langus. Tai mūsų vadinami GBL stogo langai, kurie yra skirti nuo 10 iki 20 laipsnių stogo nuolydžiui. Iki šiol būdavo taip, jog jeigu stogo nuolydis yra 11-12 laipsnių, tai visada reikėdavo panaudoti mini dormer pakeliamą tarpinę, kuri yra nuo 10 laipsnių. Šiai dienai jau galima ir šitos langus jau naudoti, tai šitiems langams irgi yra suteikiama 10 metų garantija ir jie yra išbandyti Šiaurės Europos vėjo tunelyje dėl atsparumo vėjui ir vandeniui. Tik tiek, kad jų pasirinkimo kol kas nėra per daugiausia, tai jų vienintelis pasirinkimas, jog jie yra baltai dažyti tik tais stogo langai, yra 7 populiariausi dydžiai gaminami, na ir jų negalima montuoti vieną šalia kito, nėra galimybės kol kas jų montuoti vieną šalia kito dėl plataus apatinio sijonėlio apačioje, tai artimiausias langas gali būti montuojamas per 80 cm vienas nuo kito. Viršutinis pats stiklas yra užklijuotas vientisai klijuotas ant viršaus, todėl vanduo lengvai nuteka nuo stoglangio ir nėra elektrinių stogo langų. Alternatyva vienintelė, jeigu norint juos automatizuoti, tai uždėti elektrinę powerą su saulės baterija. Taip, tai kaip ir minėjau, mūsų gaminius galima automatizuoti. Tai kiekvienas gaminys, kuris yra elektrinis, ar tai langas, ar tai lango priedas, turi valdymo jungiklį, pultelį, kuris valdo būtent tą vieną gaminį. Velux Touch kelių gaminių jungiklis, tai galimybė jau valdyti, sujungti kelis gaminius, juos sugrupuoti ir būtent šituo jungikliu, kuris turi tik tais liečiamą ekraną, galima valdyti kelias gaminių grupės. App Control, mūsų tai langų ir priedų valdymas, būnant bet kurioje vietoje per išmanų telefoną, per programėlę, tai šitą programėlę taip pat galima valdyti kelis gaminius. Na ir Velux Active, tai produktų valdymas jau su išmaniaisiais jutikliais, kai jau galima matuoti ir temperatūrą, ir CO2, ir drėgmę, bei automatizuoti visus gaminius pagal kliento poreikius. Tai idealus sprendimas maksimaliam komfortui, lengviau ir dažniau bus vėdinami kambariai, kadangi jų fiziškai nereikia darinėti, net galima jos darinėti, net nebūnant namie. Tai, kaip ir minėjau, Velux valdikliai šitie padeda valdyti namų oro kontrolę, oro kokybę ir dienos šviesos kiekį, kur bebūtumėt. Na, tai ne tik patogumas, bet ir nekilnojamo turto kaina iškeliantis dalykas. Nežinau, kodėl čia tokiu raštu parašyta, bet gerai. Dar ko nepaminėjau apie ką mes turim, tai šviesos tuneliai. Jie gali būti montuojami tiek į šlaitinį stogą, tiek į plokščią stogą. Tiek į šlaitinį, tiek į plokščią stogą. Tai kai šlaitinio stogo nuolydis yra nuo 15 iki 60 laipsnių, o plokščio stogo nuo 0 iki 15 laipsnių. Dvisluoksnis stiklas su Edge Glow rėmeliu efektyviai išsklaido šviesą ir praleidžia net iki 98% dienos šviesos.
Papildomai galima prie šviesos tunelio pridėti ir apšvietimą. Galima jį papildomai dėl geresnės šilumos izoliacijos apšiltinti. Na, maksimalus atstumas tarp lubų ir stogo gali būti 6 metrai, o minimalus 1 metras. Tai taip atrodo sumontuoti šviesos tuneliai ir iš ties teko gyvai matyti sumontuotą šviesos tunelį vonios kambarį. Tai atrodė ne tik tais labai gražiai, bet ir suteikė labai daug dienos šviesos ir puikiausiai apšvietė patalpą. Šioje skaidrėje pateiktas yra pavyzdys, kai namas neturi stoglangių, bet virtuvės stalviršis, valgomasis ir svetainė negauna reikiamo apšvietimo iš fasadinių langų. Tai įdėjus stogo langus, akivaizdžiai rezultatas pagerėja, todėl turint stogo langus, kuo puikiausiai yra išnaudojama natūrali dienos šviesa ir gaunamas reikalingas jos kiekis. Tai kodėl verta rinktis Velux? Tai esame rinkos lyderiai, vienintelį turim atstovybę Lietuvoje, turim regiono atstovus, taip pat galim pasiūlyti vidinę architekto pagalbą, jeigu jums reikėtų pagalbos, galbūt, nežinau, ar dienos srauto analizę padaryti, jeigu nedarot, ar šiaip konsultacijos, kadangi mūsų architektė specializuojasi būtent su stogo langais, tai visada drąsiai galit kreiptis, ar man parašant, ar paskambinant, ar į bendrą telefono numerį visada padėsim. Taip pat techninės konsultacijos, tai turim savo montuotojus, kuriuos galim drąsiai rekomenduoti ir kurie visada pagelbėja kiekvienoje situacijoje. Turim puikų klientų aptarnavimą, kurios tikrai irgi pagelbėja kiekvienoje situacijoje. Na, nemokamai pristatom prekes visoje Lietuvoje ir tas prekes greitai pristatom, kadangi jeigu esamos prekes palaikomos mūsų sandėly, tai 2-3 darbo dienos ir jos jau atvažiuoja. Tai dar kartą kviečiu, jeigu turit projektų su stogo langais, susisiekit, tai ir padėsim padaryti dienos srauto analizę, jeigu reikia kažkokių įrankių, galbūt kuriuos galėtumėt panaudoti, galite rasti ir mūsų Velux LT puslapyje, galiu ir aš atsiųsti, jeigu susisieksit, tai lygiai taip pat galėsiu pagelbėti. Tai tiek turbūt dabar. Taip, berods mačiau, porą klausimų buvo susirašinėjime. Egidijau, girdi? Aha, girdžiu čia tuoj. Atsidarysi klausimus? Aha, tuoj sekundį. Taip, kur čia plokštesnė lietuvių išsiversk. Aha, gerai, nemačiau. Taip, stoglangių vertė mažiausia yra, jeigu vienos kameros, tai 1,3. Jeigu priklausomai, čia jeigu kalbant apie būtent GZL stogo langą, nu ir premium klasės langas yra 1,3, nes vienos kameros yra. 2 kamerų jau priklausomai nuo stiklo paketų jau yra ir geresni 1,1, 1,0, nu geriausias 0,83, kaip ir minėjau. Tunelyje kondensatas
Sumontuojant šviesos tunelį, tai visada montuojant rekomenduojam vat, ne tik kad šilumos izoliavimo komplektą, bet ir drėgmės izoliavimo komplektą, kad būtent nesusidarytų tas kondensatas. Aišku, galbūt jis ir gali susidaryti, bet darom viską, kad jo nebūtų. Tai va. Daugiau kaip ir nėra čia. Aha, Egidijau, o galima bus pasidalinti skaidrėm, jeigu mums atsiųsit, mes galim pridėti atsisiuntimo nuorodą į prie klausinėjimo, Jo. nes matau klausę. Tai gerai. Arba galit man parašyti, galiu ir aš pasidalinti, gal dar kažko, aš galiu dar turiu išsisaugojęs taip nuorodas su architektais, kuriais bendrauju, yra tekę bendrauti, aš jiems nusiunčiu tiesiog ir tokį paruoštuką. Tai galit man tiesiogiai, esu palikęs skaidrėje pačioj savo elektroninį paštą, telefono numerį, galit man brūkštelt, aš visiems galėsiu atsiųsti. Dar Tvarkoj. geriau, kad bendrausim, galbūt dar kažkokių klausimų iškiltų. Jei ne dabar atsakyti vis. Jo, matote Egidijaus kontaktus, arba kreipkitės į mus, mes nurodysim kontaktus, dažnai taip darom. Ir dar geriau pasidalinti galėsiu viskom, galbūt kažko tai dar daugiau. Gerai, tai ačiū Egidijau už pranešimą. Ačiū. Dalyviam informaciją pasidalinau jau apklausos formos nuorodą. Nepamirškite užpildyti ir kursų išklausymo pažymėjimus atsiųsime per savaitę elektroniniu paštu. Sekantis seminaras bus kitą savaitę, tai irgi kam aktualu, sekite mūsų pranešimus ir būtinai dalyvaukite. Taip, ačiū visiems ir iki. Viso.